Dabar darysim morfą. Turbo smooth padarom, sušvelninam. Ir dabar mes pasidarom kopijas mūsų pagrindinių. Ir sakysim, kokias, 4 pasidarysim kopijas. Štai, mūsų padaryta 4 kopijas. Šitas skaitosi pagrindinė bus. Štai, pagrindinė. Jinai su akim, kitas akių neturi, nes akis liko ant pagrindinės. Tai mums tas neturi reikšmės. Dabar, kad mums netrukdytų, mes galim pasikavoti nereikalingas tas ir kopijas. Paimam Hide Selection. Akis galim pakavoti. Ir tuos pakavojam. Štai dabar pakavojamės viską. Ir galėsim daryti. Dabar viskas padaryta Turbo Smooth. Švelnu. Tai mes turbo paimsim, panaikinsim kol kas. Laikinai. Ir editable polė. Štai pasižymim savo taškus. Nu ir mes galim kažką tai sugalvot padaryti. Nu, sakysim, pažymim štai tuos priekio taškus. Ir mes štai pražudysim. Pražudinam gan nemažai. Štai vieną jau mes padarėm. Grįžtam į Turbo Smooth ir Hide. Vėl visus atgal. Taip, vienas yra jau padarytas. Darysim sekantį. Tuos pakavojam, kurie mums bus nereikalingi kol kas. Ir dabar dirbsim su antru. Su antru, ką mes toliau darysim, galim padaryti. Mes vėl turbo panaikinam. Nu, mes ką, galim kažką tai daryti, bandys su nosim padaryti. Dėl įdomumo. Sakysim, užriesim nosį.
Na, vat. Sakysim, taip, užrėtim. Nu, ką mes čia dar galim. Nu, dėl įdomumo gal, sakysim, padidėja. Nu, taip, tokia, sakysim, padarėm, nežinau, kas čia gausias, bet kažko gavosi kažkas tai. Taip, dabar jau mes turim 2 padarytus. Pakavokim tuos. Ir šitą. Dabar šitam dar ką galim padaryti. Mes galim vėl burbulų imam ir galim vėl su lūpom ką nors padaryti. Pavyzdžiui, lūpas jau, mūsų lūpas pažymėtas ir galim mes jas, pavyzdžiui, taip, padarėm, visi padaryti, gražyti. Ir dabar pažymim pagrindinę ir pagrindiniam surandam morph. Štai, morph. Ir šiandien yra visa skalė, kur galim surinkti. Čia štai parašyta pick object from scene. Sėdint nuo scenos reikia surinkti objektus. Ir ką, mes paspaudžiam pick ir paspaudžiam pirmą padarytą. Štai atsirado žalia juostelė ir pažymėjo rutulį. Pažymim antrą ir vėl pick. Ir dabar sekantį pažymim, štai vėl atsirado, pažymim trečią, pažymėjom ir mūsų kažkodėl tai nesirenka šitas. Kodėl jisai nesirenka? O, štai kodėl nesirenka. Mes pažymėjom vietoj 2 3. Įvyko klaida. Pažymim 2 ir grįžtam atgal. Štai. Pick object. Ir štai, vat jau mums parinko ir šitą. Na ir vat, viskas tvarkoj. Nereikia suklysti. Suklydau truputį. Nu tai pažymėjau ir viskas, ir nerenka. Dabar, jeigu norėsim ką nors taisyti, tai šituos nepanaikinam. Tai gal kartais, vat, jeigu norėsit grįžti, tai galim palikti kaip atsarginį failą. Sakysim, save. Nu, vat. Ir saugojam šitą. O dabar mes, kad jie nesimaišytum, jie mums jau nereikalingi.
Aišku, jeigu mes negalvosim keisti. Jeigu galvosim keisti, mes pasilikom atsarginį failą. Ir delete, ištrinti. Ištrinėm. Ir štai mūsų visas gaminys. Ir štai čianais su tuo mes galim valdyti. Štai pradedam. Štai lūpos keičias. Ir nosį mes galim. Ir pasakiot į kitą šoną. Ir vėl. Ir dabar mes tiesiog galim daryti multiplikaciją. Štai pradėsim, sakysim, pasukom, na. Jau multiplikacija, tai šiandien truks ilgai daryti. Taip kad aš šiandien daug nedarysiu. Čia jau jūs galit žaist kiek norit. Na, čianais nedarysiu daug labai, nes užtruks. Sakau, multiplikacija ilgai trunka. Padarysiu kelias kopijas. Truputį. Na štai. Ir mes galim pažiūrėti, kas čia gavosi. Štai. Greit padaryta, bet multiplikaciją, sakau, reikia daryti ir pasižiūrėsit kaip. Tai štai. Bet galima tada valdyti, viską valdyti kaip nori. Štai paėmę su tuo mes viską valdom. Tai va toks yra morfinimas. Ir čia galima nebūtinai šiandien galvai galima naudoti, bet kam, nu, kiekvienam pagal savo fantaziją. Tai va tiek tada.